Mes esame lyg amžini keleiviai. Vis judame šen ir ten, tai ilgiau, tai trumpiau sustodami. Ir mano gyvenime tokių stočių buvo gana daug. Vienas prisimenu mažiau, kitas daugiau. Vienos buvo malonesnės, įdomesnės, kitas greitai pamiršau. Kur bebūtume, paliekame pėdsakus. Jie būna labai skirtingi. Vėliau gyvenusiems tie pėdsakai gali patikti arba juos piktinti. Laimingas tas, apie kurį pasakytų, čia žmogaus būta. Pirmasis pasaulinis karas, arba, kaip tada buvo sakoma, didysis karas, be jokių abejonių buvo didelė žmonijos nelaimė. Daugiau nei 4 metus beveik 75 milijonai karių iš 33 valstybių ne tik žudė ir žalojo vienas kitą, šaudydami iš šautuvų, kulkosvaidžių ir patrankų, bet ir pirmą kartą nuodijo dujomis, traiškė tankų vikšrais ir mėtė aviacinės bombas. Daugiau nei 10 milijonų moterų neteko savo sūnų. 20 milijonų vaikų tėvai grįžo iš karo luoši. Prievartinės deportacijos, epidemijos, badas, šaltis pareikalavo dar 10 milijonų taikių gyventojų gyvybių. Bet kaip tai nebūtų paradoksalu, pirmasis pasaulinis arba didysis karas suteikė galimybę daugeliui Europos tautų. Iki šio karo žmonijos istorijoje dominavo stipriųjų valstybių teisė. Didžiosios šalis prarydavo mažesnėsias. Bet imperijų kovų išdava – imperijų žlugimas. Vokietijos, Osmanų, Austrijos, Vengrijos, Rusijos imperijos žlugo. Paskutiniųjų 3 gigantų žlugimas leido žengti žingsnį į laisvę Balkanų ir Kaukazo tautoms, čekams ir slovakams, lenkams, baltarusams ir ukrainams, estams, latviams ir lietuviams. Ne visiems pavyko pasinaudoti šią galimybę. Lietuvai pavyko. Jackaus Sondeckio, Šiaulių burmistro, visos Lietuvos išlaisvinimo komiteto vadovybės nario, Lietuvos patrioto gyvenimo kelias prasidėjo Žemaičių Kalvarijoje. Čia jo atminimas saugomas ir šiandien. Tremtinys Konstantinas Bružas, grįžęs iš Sibiro, gyvenimą paskyrė savo iškilių žemiečių įamžinimui. Konstantinui iškeliavus anapilin sukauptus eksponatus tebesaugo jo našlė. Tėvo knyga, jo atsiminimai. Ir čia yra apie Žemaičių Kalvariją parašyta. Ir paminėta ir Žemaičių Kalvarija. Nu kaipgi čia savo jaunystės laikus, tėvų. Ačiū labai. Prašom. Ačiū. Paskaitykit, pažiūrėsit. Gyvenimas Lietuvai. Taip. Koks gražus užvardėjimas yra. Esame prie informacinio centro, kuriame Konstantino Bružo, mūsų kraštotyrininkų, yra pateikta didžiulė informacija susijusi su Žemaičių Kalvarija, su apylinkėmis, su Šarnelė, su žmonėmis. Čia, sakykime, jau ir Mileikiškės yra, reiškia, Aukšlių Mileikos ežerėlis yra, reiškia, jau. Oi, tas man įdomu. Taip, jūsų mamos gimtinė. Taip, čia mano senelio vardu pavadinta. Čia ir dabar įsižiūrėti reikia į smulkius tos, taip sakant, pavadinimus, mes čia surasime ir šitą, ir jūsų tėviškę, Sondeckinę, Sauliaus Sondeckio tėvo gimtinė. Šiuose namuose į mus žiūri daugybė akių. Čia maestro Saulius Sondeckis rado savo tėvo ir motinos veidus. Šašaičių sodžius, kuriame aš gimiau ir praleidau savo pirmuosius 15 metų, supo Žemaičių Kalvariją, buvo pakeliui link Platelių. Tęsiasi iki kelio į Sedą. Tai nedidelis kaimas. Mūsų sodybą puošė didelis sodas ir šalia tekanti upė.
Kiekvienam paukščiui savas lizdas ir jaukesnis, ir gražesnis. Tėviškė mieliausia, gražiausia vieta. Nors joje lakštingalos nesokdavo, bet varnėnų čiulbėjimo, žvirblių čirškėjimo, gandrų kalenimo galėjai prisiklausyti. Šioje vietoje nuo 18 amžiaus vidurio gyveno Sondeckių giminė. Čia gimė žymus Lietuvos visuomenės veikėjas Jackus Sondeckis. Mano senelis buvo toks, tikrai pažangus ūkininkas, mokėjo gerai tvarkytis, griežtas buvo, tvarka buvo. Ir jo taip pat duktė, kuri jau paskui buvo ūkio šeimininkė, ir jos vyras Juozas Kazlauskas taip pat buvo apsišvietę, pažangus ūkininkai. Naudojo jau pažangės to meto žemės dirbimo priemonės, turėjo ir to meto mašinas turėjo. Taip ūkis buvo iš tikrųjų pavyzdingas. Senelis jau nebuvo tiesioginis šeimininkas, bet jis visur kišdavosi, visur duodavo savo patarimus, mokydavo, ir su juo skaitydavosi. Čia aš lankiau savo pirmąją mokyklą. Netoliese, ant šio ežero pakrantės, gimė mano mylima žmona Rozalija. Šiuose vietose aš patyriau daug laimingų akimirkų. Tėvą mano labai mylėjo, jau šveriausias sūnus, ir aišku, kai tėvas atvažiuodavo ten tuos šašaičius, ar atostogų, tai jau buvo ypatingai pagarbojo, ypatingai jį dėmesį skyrė, ypatingai geriausia, garbingiausia vieta gale stalo, jau taip labai jau savo vyriausio sūnum didžiavosi. Ir buvo kuo didžiuotis, to, kad tėvas baigė mokslus, baigė gimnaziją, paskui mokėsi Peterburgo universitete, paskui jau užbaigė ekonomijos studijas Halės universitete Vokietijoje. Jis mokėsi Halės universitete, tai žinoma tais laikais, tai buvo 20 amžiaus pradžia, tai buvo nacionalizmo, nacionalistinių idėjų epocha, kuomet suprantama patriotizmas buvo labai vertinamas ir diegiamas tų, kurie atsidūrė politikoje. Jų patriotizmas buvo ypatingai ryškiai išreikštas, nežiūrint, kokiai politiniai sroviai priklausė. Ar tai buvo tokios, tautinikiškos, ar ryškiai katalikiškos, ar socialdemokratinės, visi tą tautinę atgimimą ypatingai pabrėžė, ypatingai buvo vieningi. Aš manau, būtent kas liečia tautiškumą, visi buvo labai vieningi. Anuomet Halė buvo apie 200 000 gyventojų turintis senas miestas. Garsėjo Halės universitetas. Tuo metu Vokietijos studentai buvo kitokie negu prieš karą. Visų pirma, skirtingo amžiaus. Studijavo ką tik baigę gimnazijas, bet buvo daug ir tokių, kurie iš auditorijų buvo pašaukti karo tarnybon, o dabar sugrįžo į auditorijas. Sunkus buvo metas. Visi norėjo greičiau baigti mokslą, brangino laiką. Tokia buvo ir lietuvių studentija. Studijuodamas ekonomiką stengiausi geriau susipažinti teoriškai su kooperacija, todėl lankiau specialų seminarą Halės universitete. Halėje stengiausi susipažinti su socialdemokratų veikla, lankydavau mitingus. Mokslus Halėje baigiau 1924 metais. Praėjusio amžiaus pirmojoje pusėje milijonų žmonių protus ir širdis buvo užvaldę du stiprūs jausmai – socialinis teisingumas ir patriotizmas. Tikrasis patriotizmas siekia sukurti tautinę valstybę, kur laisvai klestėtų tautos kalba ir kultūra ir pagarba savo istorijai. Socialinis teisingumas reikalavo kiekvieno darbo įvertinimo ir bendrų solidarumu paremtos visuotinės gerovės. Egzistavo ir kiti šių idėjų variantai. Kai meilė savam buvo keičiama neapykanta svetimam,
o visuotinė gerovė, visų skurdo ir beteisiškumo lygybė. Būtent tokiu keliu buvo žengta internacionalinio socializmo Rusijoje ir nacionalinio socializmo Vokietijoje. Aš vėl Šiauliuose. Ir šį kartą jau ilgam. Su pertraukomis praleidau 20 metų. Įsikurti nebuvo sunku, nes mano mylimoji Rozalija jau prieš pusmetį buvo grįžusi iš studijų Berlyne, dirbo Lietuvos banke. Ir pats dėl darbo neturėjau sunkumų. Juk buvau stipendininkas, todėl ne tik tarnyba buvo garantuota, bet ir privalėjau dirbti stipendijos davėjo įstaigoje, tai yra Šiaulių srities vartotojų sąjungoje. Su Rozalija buvome sutarę susituokti, kai tik aš grįšiu. Tai ir buvo pirmasis rūpestis. Rozalijos brolis kunigas Aleksandras Mileika, Vyžuonų klebonas, pasisiūlė mus sutuokti, tada te buvo tik bažnytinės jungtuvės, ir vedybinę puotą iškelti Vyžuonuose. Sutarėm vestuves kelti rugsėjo 14 dieną, svečius kvietėme savo vardu. Pagal protokolą gal turėjo kviesti mano tėvai ir Rozalijos brolis. Žinoma, mudu kvietėme savo draugus, drauges, o klebonas savo nuožiūrą vietinius. Tada susisiekimas buvo daug sunkesnis, dėl to iš Maniškių te atvažiavo motina, sesuo Eugenija su vyru Juozu Kazlausku, sesuo Akvilina, Petras Raudonikis ir Augustas Ramanauskas, kurį buvau pasikvietęs vainiksegiu. Bene 3 dieną grįžome į Šiaulius ir tuoj kibom į darbą. Ruzė gimnazijoje dėstė buhalteriją, mokytojavo, o aš į vartotojų sąjungą inspektoriumi. Gal visą gyvenimą būčiau ir darbavęsis kooperacijos baruose, jei ne 1924 m. rugsėjo 19-20 dieną miesto savivaldybės rinkimai, kurie pakreipė mano gyvenimą visiškai kita kryptimi. Rinkimų rezultatai ir Šiaulių miestui buvo labai netikėti. Jackus Sondeckis priklauso Šiaulių tarpukario laikų elitui. Jis buvo žmogus turtingas įvairiais talentais. Tai buvo žmogus puikus organizatorius. Nuo jaunystės jis vis kur nors dalyvaudavo ir vis sėkmingai dalyvaudavo. Ir paskui visą gyvenimą jis taip pat buvo aktyvus įvairių organizacijų narys ir dažnai vadovaujantis veikėjas. Tokios didelės bažnytinės katalikų įtakos neturėjo, kur tai jis jau taip pasuko į tą pusę, įmatyti tą socialiniai klausimai, tą neligybę, kurią jis matė. Nu, buvo, tai jis pasuko, tai su ta Lietuvos inteligentijos dalimi, kurį įsivaizdavo socialiai teisingą Lietuvą. Socialdemokratai, gavę taryboje beveik pusę vietų, turėjo tuoj galvoti apie miesto valdybos sudarymą. Tai buvo nesunku išspręsti, nes buvo lengva sutarti su žydų kairiąja grupe, kuri teisėtai norėjo gauti viceburmistro pareigas, o taip pat su socialistu advokatu Lukauskiu ir šitaip sudaryti taryboje kairiųjų daugumą. 21 vieta iš 40. Svarbiausias klausimas buvo, ką pasiūlyti į burmistro postą. Be jokių abejonių tinkamiausi kandidatai Kazimieras Venclauskis ir Vaclovas Bielskis. Venclauskis, žinomas advokatas, jau caro laikais veikė miesto taryboje, trumpą laiką po karo net dirbo burmistru. Inžinierius Bielskis taip pat prieš karą buvo miesto taryboje, turėjo didelę patirtį sprendžiant ūkio klausimus. Abu seni šiauliškiai, žymūs visuomenininkai, labai populiarūs. Bet nei vienas iš jų nesutiko. Burmistru rinkti siūlė mane. Sakė, kad reikia jaunesnius kinkyti į darbą. Kai jie man pirmą kartą apie tai užsiminė, aš pamaniau, kad juokauja. Aš buvau ką tik grįžęs iš universiteto, be jokio patyrimo, nežinojau administracinio darbo, o čia ima ir siūlo valdyti 3. pagal dydį Lietuvos miestą. Tas pasiūlymas netilpo mano galvoj ir aš visaip atsikalbinėjau. Bet tai nieko negelbėjo. Ir savo partijos draugų buvau nuteistas tapti Šiaulių miesto burmistru. Pirmas pasaulinis karas, Šiauliai sugriauti. 1915 metų šalta žiema buvo, Šiauliai sudegė, gyventojų beveik neliko, kad naktimis pačiam centre staiga vilkai pasirodė ir kaukdavo.
Miestas be gyventojų, tuščias. Bet pasibaigus karui jie gana sparčiai pradėjo atsigauti. Buvo priimami sprendimai tokie. Miesto taryba skyrė didelį žemės sklypą, kelių hektarų, būsimam Šiaulių universitetui rezervuoti pagal įstatymą. Reiškia, 23 metais, tai ta vizija, tai buvo miestai. Tai reikia turėti, aš sakau, tokią didžiulę perspektyvą kažkokią tai, ar ne? Antras universitetas Lietuvoje, kada dar Kaune tik buvo galvojama apie jį, o čia žemės sklypą didžiulį skyrė. Va. Tai aš manau, kad šita tokia vizija, besiribuojanti galbūt kai kur net su fantastika, jie egzistavo. Ir tai buvo privalumas tų žmonių. Ir galbūt tai buvo toks užkrečiamumas, kad jie patraukdavo ir kitus. Šiauliai tai buvo antras miestas po Kauno. Pirmosios nepriklausomybės metais. Antras miestas visais požiūriais, visais. Ir kultūros, ir, taip sakant, galbūt minties požiūriais, ir ekonomikos požiūriais. Jis buvo antras miestas. Šiauliai buvo labai savistovus. Kai kur ne tik sekė paskui Kauną, bet kai kur ir pačiam Kaunui davė nemažai užuominų ir net pavyzdžių. Vyrauja du politikos tipai – didžioji ir mažoji. Didžioji politika kuriama valstybių sostinėse, užsienio vizitų metu, pokelių, priėmimų metu, tarškant kino kronikos kameroms ir blyksint fotoreporterių blykstams. Mažosios politikos rūpestis – provincijos ligoninės, mokyklos, transportas ir namų šiluma. Mažoji politika įgyvendinama matant kaimynams, gatvėje, kvartale, miestelyje ir jį vadinama savivalda. Politikai taip pat yra dideli ir maži. Beje, didžiojoje politikoje dažnai sutinkami maži politikai. Tai tie, kurie susigundo dideliais pinigais, mėgaujasi nevaržoma valdžia ir, deja, dažnai išduoda. O savivaldoje, kur vietoje didelių pinigų laukia tik daug darbo, kartais galima sutikti didžių politikų. Nelabai dažnai, bet kartais. Skaudi rykštė buvo nedarbas. Bet kaip parūpinti bedarbiams darbo? Tai buvo labai sunku. Miestui trūko lėšų. Reikėjo surasti tokių darbų, kuriuos galima būtų dirbti žiemą. Ir kad galėtų dirbti net neturinti specialybės. Viešuosius darbus finansavo miesto valdžia. Vyriausybė buvo šykšti. Šiaip taip išprašėme leidimą gauti iš Lietuvos banko paskolą, kurią dalimis grąžinome. Sklandžiai vyko žmonių įdarbinimas. Dėl to norėčiau pasigirti. Paruošėme smulkias taisykles, kas ir kaip gali gauti darbo. Kad į miestą neplūstų bedarbiai iš apylinkės, nustatėme terminą, kurį bedarbis turėjo būti išgyvenęs mieste, jei nori gauti darbo. Tai buvo žmogus, kuris, būdamas burmistru, visų pirma rūpinosi, miesto centru taip, bet daugiausiai rūpinosi miesto pakraščiais. Jam buvo svarbu, kad žmonės visur gyventų pakankamai gražiai, pats pėsčias stengdavosi pabuvoti ten, kur ir namai netokie gražus, ir gatvės netokios dailios. Visur matėsi, kad tai buvo tikras miesto šeimininkas, kad tai buvo žmogus, kuriam rūpėjo visų pirma tas eilinis, paprastas žmogus. Jis tvarkė miestą ne šiaip sau, kad tai paėmė sugalvosim, čia dabar padarysim šaligatvius. Galim pasigirti, jo dėka Šiauliuose atsirado pirmieji Lietuvos šaligatviai, Kaune nebuvo, išskyrus Laisvę. Ir tai Laisvė nebuvo šaligatvių. Pažiūrėkit senas Laisvės nuotraukas, pamatysit. Eina medžiai ir lygiai iki namų tokios, kaip sako, lyguma. Šiauliuose jis padarė šaligatvius. Bet darė tais, ne šiaip, kad paėmė ir sugalvojo, čia padarysim. Susikvietė įvairius, specialistus, mokslininkus, žiūrėjo, kas yra vakaruose, padarė studiją ir tik tai tada ėmėsi to darbo. Perplanavo Šiaulius, darė pakeitimus. Elgėsi taip, kaip turėtų elgtis socialdemokratai. Tai nebuvo lozungai, tai nebuvo sakoma viena, o daroma kita. Ir iš tikrųjų jo visa veikla
tai buvo labai socialdemokratiška. Ką tai yra tikras socialdemokratas? Tai pirmiausiai, kad būti teisingu ir ne tik savo draugams, bet ir visiems kitiems. Objektyvių. Objektyvumas, kad pas tos senuosius socialdemokratus nebuvo taip, kad jeigu savas, tai aš jį nors ir nusikaltusi, betodariškai ginsiu. O jeigu jau mano oponentas, priešas, nors jis bus ir teisus, tai aš jį betodariškai pulsiu. Jackus Sondeckis pasižymėjo toleranciją. Tapęs burmistru jis pasakė, nieko neatleisim dėl politinių pažiūrų. Mums svarbu, kad žmogus mokėtų dirbti. Jis sugebėjo dirbti valdant tautininkams Lietuvą nuo 1926 iki 1931 metų buvo tautininkų valdymo metai, tačiau Jackus Sondeckis buvo socialdemokratas, tautininkų oponentas. Jis sugebėjo surasti kalbą miesto labui. Jo laikais buvo įkurti darželiai, amatų mokykla, pasirūpinta tais žmonėm, kurie neturėjo darbo, kurie buvo labai neturtingi. Šiaulių savivaldybės politika buvo socialiai orientuota. Ir iš visų kitų savivaldybių, būtent Sondeckio vadovaujama savivaldybė, daugiausiai dėmesio skiria socialiniams reikalams, neturtingiesiems, vargšams, bedarbiams ir švietimo kultūros reikalams. Tai būtent tas ypatingas dėmesys kultūrai ir socialiniai politikai yra išskirtinis bruožas Šiaulių savivaldybės ir žinoma Jackaus Sondeckio kaip žmogaus, kuris pats kilęs iš pasiturinčių žmonių buvo socialiai labai jautrus ir stengiasi pagerinti kiek galėdamas vargšams gyvenime. Aš gerai pažinojau vėliau Sondeckį Jackų, nes tekdavo jam nunešti laiškus nuo tėvo, popierius nuo tėvo. Žmogus buvo labai malonus, malonios išvaizdos, labai toks šiltį duodantis, pasitikėjimą keliantis. Atsimenu vieną kartą, atnešiau jam, jau jis buvo burmistu, bendravo jie labai aktyviai, nunešiau jam laišką, jo nebuvo. Tada jis grįžti, aš grįžtu atgal, atiduoti jam tą laišką. Ir ten prie jo durų sėdi 4-5 žmonės. Ir žmogus sako, darbo laikas pasibaigė, jūsų nebuvo, kas dabar bus, kada mes galėsim. Jis labai ramiai pasakė, turim laiką, dar ne naktis, įsikalbėsim visi. Jis buvo valdininkas, kuris kartu buvo humanistas. Valdininkas, supratęs savo pavaldinius, savo miestiečius ir supratęs, kad jis, kaip žmogus nepriklausomos Lietuvos miestų, turi rūpintis tais, kurie patys negali pakankamai pasirūpinti. Jau milijonus metų žmonės gyvena žemėje, bet iki šiol nepajėgia susitvarkyti taip, kad visi galėtų būti laimingi, kad nebūtų kenčiančių, prašančių pagalbos. To vargo ir skurdo visuomet buvo. Ir dar matyt ilgai bus. Po žiauraus karo atsistačiusioje Lietuvos valstybėje, iš karo griuvėsių atsikėlusiuose Šiauliuose buvo daug neturtingų, suvargusių žmonių. Savivaldybių įstatymas sako, kad vietos valdžiai priklauso neturtėlių globojimas, sušelpimas ir išlaikymas. Labai turėjo didelį autoritetą, nes iki pat nepriklausomybės pabaigos tėvas visados būdavo išrenkamas į miesto tarybą ir visados gaudavo daugiausiai balsų. Taip kaip ir tada, kai jį išrinko burmistrų, jis taip pat gavo daugiausiai balsų. Ir paskui, kai jį rinkdavo, visos gaudavo daugiausiai balsų. Kai baigiau burmistrauti, neteko eiti į darbo biržą ieškoti darbo, nes tuoj buvau pakviestas į Šiaulių apygardos ligonių kasą. Man pasiūlė direktoriaus pareigas. Naujos pareigos manęs nebaugino. Jau turėjau 4 metų administravimo patyrimą. Direktoriaus pareigų apimtis tai ne burmistro, jos daug siauresnės, nors ir sudėtingos.
jo ligonių kasų tą idėją. Čia ką, bloga idėja? Ar šiandieną mes neturim ligonių kasų? Ar tai yra kažkas tai vėl nepažangiau, kada tu surenki tam tikrą sumą, bet padedi kitiems? Gerai, aš šiaip polikliniką nesinaudoju, bet aš moku, taip? Taip suprantu, kai aš susirgsiu labai sunkiai, tam man reikės irgi didelės pagalbos ir tai bus gal didesni pinigai, negu aš sumokėjau, bet tada man, kaip sako, padės kiti. Tai tą idėją jisai, būdamas šioks toks ekonomistas, suprasdamas, jis teisingai įgyvendino pas save. Ir vėlgi, sakytas, patriotiškumas. Nu tai gerai, paimkim tos kitus šiauliečius, ką mes žinom jo aplinkoje. Taigi jis ne vienas ten Šiauliuose buvo, taip, ir ta aplinka irgi veikia. Ir jie buvo skirtingų partijų, bet vėlgi kas įdomu, skirtingų partijų žmonės sugebėdavo susišnekėti, kaip sakyti, tai svarbiausiais tos kasdieninės duonos gavimo klausimais. Tokių demokratiškai, tikrų demokratų, tikrai demokratiškai nusiteikusių žmonių, kurie savo veiklą skiria visuomenės interesams, ne tik veikla, bet ir tiesiog savo finansinė parama. Šiauliuose buvo ne vienas. Ir štai Šiaulių socialdemokratai prieškariu turėjo tokį didelį autoritetą ir pripažinimą Lietuvoje, kuris išlikęs iki šiol. Aš galiu paminėti tokias pavardės, kaip teisėjas Bugailiškis, kaip advokatas Venslauskis, kaip Sofija Jasaitinė, kur čia, žinot, buvo žmonės, kurie daug nuveikė miestų ir kultūrai, ir gerbūviai. Tėvas ir buvo gerai apmokamas tarnautojas, apygardos ligonių kasos direktorius, burmistras, gavo gerą atlyginimą. Mama buvo gimnazijos mokytoja, aiškiai, tėvai buvo pasiturintis. Bet aš dar iš mamos prisimenu pasakojimą jau paskui, kai mama sakydavo, kad, sako, tėvo algos mes, sako, mažai matydavo. Visai išeidavo, būdavo atiduodama visuomeniniam reikmėm, tai, kad sušelpti tą, paremti tą, tai organizacijai, tai. Jis kur bebūtų, kuriai įstaigui bebūtų vadovu, tai įstaigui jokių nesusipratimų, jokių intrigų nebuvo. Viskas tylų, ramų, darbingą nuotaiką. Tai reikėjo atiduoti kaip garbę. Jo laikaisgi buvo pastatyta Kudirkos mokykla, moderni, tada pradinė mokykla, kuri iki šiol veikia, dabar yra pagrindinė mokykla. Dauguma, žinoma, šiauliečių buvo labai patenkinti Sondeckio veikla, nors kai kurie turtingieji nebuvo labai patenkinti, nes reikėjo mokesčius mokėti, miesto iždą ir, suprantama, tas nepasitenkinimas jisai galėjo pasireikšti. Dabartiniai politikai žiūri, ką per savo kadencijos laikotarpį, kokią didesnę naudą gauti pačiam ir kokį geresnį gerbūvį sukurti savo. Ten buvo supratimas toks. Ir tą aš gerai prisimenu ir aš namuose tą nuolat girdėdavau. Kad jeigu tu esi išrenkamas, jeigu tu esi, tau yra parodytas pasitikėjimas, tai man tas būdavo sakoma. Jeigu mane išrinko klasės krepšinio komandos kapitonu, tai tėvas sako, tau parodė didelį pasitikėjimą tavo draugai. Tu dabar turi pateisinti šitą. Tu turi būti labai objektyvus, labai teisingas, man tokius dalykus tokius sakydavo ir labai aš tai jau kažkaip iš vaikystės, o tas pateisint save prieš visuomenę nesusikompromituoti, prieš visuomenę būtent jausti atsakomybę už savo poelgį. Tai tas labai pas mus buvo labai užaštrintai sakoma ir tėvas savo tą taikė. Atnaujinęs varpus užmezgiau ryšį su Paryžiuje gyvenusiu Algirdu Julium Greimu. Ir 90 metų numeryje yra toks įžanginis straipsnis, atsiminimai apie Šiaulius. Ir ten yra labai gražūs žodžiai, aš jų taip jau žodis į žodį neatsiminsiu, bet Greimas rašė, kad Šiauliai yra Šiauliai, tai visų pirma, kalti yra tokie žmonės kaip Venslauskiai, kaip Sondeckiai, kaip Šledžinskiai. Žodžiu, buvo kelios
šeimos, ant kurių laikėsi šitas mūsų miestas. Rusijos internacionalinis socializmas ir Vokietijos nacionalinis socializmas tiesiog negalėjo nesusidraugauti. Jų draugystės pagrindas – neapykanta. Nesvarbu klasinė, rasinė, bet neapykanta atskiro žmogaus orumui arba atskiroms tautoms. Šios draugystės auka tarp kitų tapo ir Lietuva. Rusijos internacionalinis socializmas ir Vokietijos nacionalinis socializmas tiesiog negalėjo nesusipykti. Jų kivirčo priežastis ta, kad trečiasis internacionalas ir trečiasis reichas siekia pasaulinio viešpatavimo. O kadangi pasaulį gali valdyti tik vienas valdovas, naciai ir komunistai kybo vienas kitam į gerklę. Šių peštinių auka tapo ir Lietuva, kaip beje ir visas pasaulis. Aš džiaugiuosi galėjęs prisidėti prie Marko Petuchausko ir jo motinos išgelbėjimo. Markas yra mano buvusio padėjėjo viceburmistro Samuelio Petuchausko sūnus. Samuelį Petuchauską sušaudė Paneriuose dar 1941 vasarą. Jo žmona ir sūnus buvo įkalinti Vilniaus gete, iš kur juos 43-aisiais slapta išsivedė Stasė ir Jonas Ruzgiai. Kaip pasielgtume mes panašiai situacijai? Dabar labai aišku, žinoma, tai yra kilnu, tai gražu, tai garbinga, tai drąsu ir visi labai drąsūs, labai visi pasakytų, o kaip galima kitaip, aišku, kad tik taip galima, kaip čia dabar nepadėti žmogui, jeigu čia dabar jis pabėgo iš geto ir kaip dabar jam nepadėti, neištėti pagalbos. Bet pagalvokim, kaip buvo tada. Tada už tokią paramą jokio pasigailėjimo nebuvo. Būdami Šiauliuose, mus lydėjo Stasė Ruzgienė, irgi mūsų gelbėtoja. Ir kada mes su mama negalėjom išeiti į miestą, nes mama visi pažinojo Šiauliuose. Mes likom viešbutį, o pati Ruzgienė nuėjo pas Sondeckius, nes mes žinojom, kad jie turi ūkį, Sondeckiai, kad tą ūkį valdo, ne pats Sondeckis, bet jo giminės, ten tvarkė sesuo su savo vyru, Kazlausku, taip sakant, šiemet tai buvo Kazlauskas, kuris buvo vedęs Eugeniją Sondeckytę, Jackaus Sondeckio seserį. Ir Ruzgienė, kada nuėjo tenai, į Dvaro gatvę, dar tas namas tada, jis paskui jau buvo sugriautas. Hitlerinės okupacijos metais jis dar egzistavo. Nuėjo į šitą namą Dvaro gatvėj, prisistatė, kas jinai, pasakė, kad nuo mūsų, kad mes čia pat su mama viešbutį, nes mes ten negalėjom nueiti. Ir ten nebuvo pačio Sondeckio. Sondeckis tada atostogavo, tai buvo Liepos mėnuo, 43 metų jis atostogavo kaip tik savo ūkyje. O mama susitiko, mamos atstovė, tiksliau sakant, Ruzgienė, susitiko su jo žmona Sondeckienė Rozalija. Ir Rozalija pasakė, kad reikia važiuoti tada į Šašaičius, kad vyras tenai atostogauja ir kad jinai tikisi, kad viskas bus gerai, kad tikrai viskas, kad kaip nors pavyks mane ten įtaisyti. Supratau, kad dabar aš esu vienintelė Petuchauskienės viltis. Kaip tokioje padėti nepadėsi svetimam žmogui? O čia juk sena pažįstama, gero ilgalaikio bendradarbio žmona. Einu pas seserį Eugeniją Kazlauskienę, kuriai tėvas buvo pavedęs ūkį. Ir paaiškinęs, ko tos moterys atvažiavo, sakau, priimk Petuchauskienę su sūnumi. Sakyk visiems, kad giminaitė iš Vilniaus. Ji tuoj sutiko. Daugiau kaip metus laiko šita šeima buvo slapstoma, globojama ne tik tėvo, bet ir tėvo giminių, tėvo sesers, dėdės, tas pats senelis mano. Visi tą rizikos naštą nešė. Labai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie nuostabų Sondeckio tėvą, apie Lauriną Sondeckį. Tai buvo labai šviesus žmogus, labai paprastas, tikras žemaitis, kuris labai mane globojo. Ir jo akise vyko ta visa tragedija. Ir visi jį su meilė vadinavo Papūniu, ir aš jį taip vadinau. Ir jis labai manim rūpinosi, jis man padovanojo kailinius, nežinau, man rodo savo ar kokius tai kitus, kuriuos aš dėvėjau visą šitą likusį okupacijos laikotarpį, kuris mane žiemą gelbėjo nuo šalčio. Jis man išdrožė vasarinės, o paskui ir tokias specialiai žiemai tinkančias žemaitiškas klumpes. Aš išmokau jas dėvėti.
Ir kitą žiemą, reiškia, visą tą šalčio laikotarpį pravaikščiojo su klumpėmis. Tai vat Papunis buvo tas žmogus, kuris suprato, kad jis rizikuoja gelbėdama šitą vaikinuką, mane, tą žyduką, iki tol jam nepažįstama, jis rizikuoja savo dukters, jos vyro ir jų 3 vaikų ir jo 3 anūkų gyvenimu. Ir nei vieno priekaišto. Tik rūpestis. Jisai labai šaunus žmogus buvo. O galų gale, kai buvo išduoti, tai aš labai gerai prisimenu, nes aš pats tuo metu buvau kaime ir kada atvažiavo tas būrys policininkų, apsupo visą sodybą, pats stovėjau po šautuvo vamzdžiu taip. Tai visa laimė, kad tų policininkų grupiai tik atsirado žmogus, kuris pasigailėjo dėdės šeimos. Ir išvakarėse sako jam, šią naktį ateisim pas tave, išveš savo žydus. Nu, tai dėdė, aišku, parbėgo namo greitai į vežimą, išvežė juos į mišką, paskui ten dar kažkur. Nu, kaip tik paryčiais ir atėjo. O jeigu nebūtų įspėjęs, tai tada jau buvo 44 metai, frontas buvo prie Šiaulių. Manau, kad, aišku, jau ten būtų buvę liūdna, nes tie žmonės baisus buvo, girti ir labai jau buvo įniršę. Jie vertė visus namus, viską ieškojo visur ir tą įniršį aš jų prisimenu. Vis tiek reikalavo, pasakykit, kur taip ir ten galėjo jau prasidėti egzekucijos. Sesuo pranešė, kad jaunasis Petuchauskas buvo atvažiavęs padėkoti už savo ir motinos išgelbėjimą. Tai nepaprastas jo žygis. Gavusieji kieno nors pagalbos labai retai tinkamai padėkoja. Marko poelgis yra reta išimtis. Tėvai labai padėjo žydams Šiauliuose, kol buvo Šiaulių miesto getas. Kiek pas mus jų ateidavo, nu, tai ne taip, bet pažįstamų, draugų. Aš turėjau tokį draugą, kiemo draugą, tokį savo meiškę. Tas visados kaip tik galėdavo išbėgdavo iš savo to darbo, kuris ten atbėgdavo pas mus, visados pamaitindavo, duodavo, kas ten jiem reikalinga, ar kiti ten mūsų pažįstami. Čia jau tėvai paskui buvo daug žydų savo daiktus pas mus paslėpus. Paskui ateidavo, jie paimdavo tos daiktus ir galėdavo parduoti, nes į getą jie negalėdavo jų atsivežti ir laikytis, labai ten leido pasimti, kiek gali pasinešti, kai varijosi į getą. Tai vat šitokia parama buvo. Norėdamas išvengti sovietų valdžios represijų, Jackus Sondeckis 1944 m. Liepos 14 paliko Šiaulius. Tėvas sako, kad aš pasilikti negaliu. Apsispręskit patys, kas važiuojat su manim kartu, ar pasiliekat. Nes aš, sako, pasilikti negaliu, čia yra mirtis, sako, čia jau. Tai dabar mama negali, nes mama sunkiai sirgo, buvo aštrus inkstų uždegimas, žinot, frontas, čia perėjimas, viskas ir pasia komplikavosi, gavosi chroniškas inkstų uždegimas, jin visiškai negalėjo paeiti. Mes ją nešiodavome, lovai gulėdavome, mes jas kaip paneštuvų. Paskui jin šiek tiek jau atsitaisė, atsigavo, bet tos kojos, o tokias kai kaladės tindavo, nu žinot, tada nei tų vaistų buvo, nei ką. Sesuo pasakė, aš lieku su mama. Kada tėvas manęs klausė, tavo sprendimas, sako, aš ir lieku su mama. Nu, o taip ir mes išsiskyrėme. Antrajame pasaulinėme kare dalyvavo beveik 2 daugiau valstybių nei pirmajame, bet niekas išskyrus vieną išimtį nevadina šio karo didžiuoju. Jau vien dėl to, kad šio karo žmonių aukų skaičius pritrenkia savo mastais. Buvo sunaikinta visa Europos žydų civilizacija. Žuvo daugiau kaip 50 milijonų žmonių,
Be to šis skaičius nėra baigtinis, todėl kad Maskva iki šiol nepaskelbė galutinio savo šalies žmonių aukų skaičiaus. O dar Antrojo pasaulinio karo nevadina didžiuoju dėl to, kad Rytų Europoje po šio karo nė viena valstybė neatgavo laisvės. Didžiuoju ir dar be to tėvynės šį karą pavadino tik tie, kuriems pavyko išplėsti savo totalitarinę tėvynę iki milžiniško dydžio. Nuo Pchenjano iki Berlyno, kur ilgam įsigalėjo prievarta, melas ir baimė. Blogio imperijos vadai patikimai, kaip jiems atrodė, spygliuota viela atitvėrė šią teritoriją nuo laisvojo pasaulio. Į laisvę pavyko ištrūkti tik nedaugeliui, bet jie buvo tikri, kad visos užtvaros anksčiau ar vėliau sugrius. Jackus Sondeckis pasitraukė į Vokietiją, ten vadovavo Augsburgo lietuvių stovyklos švietimo skyriui, kol 1950 metais atvyko į Jungtines Amerikos valstijas. Visus tuos metus nuo 44 iki 90 gyvenom su melaginga legenda. Kadangi pas mamą pradėjo lankytis tie tokie saugumo tokie agentai, kurie tada važiuodavo tik toj po karo 44-45 metais ir viliuoti ten pabėgusius lietuvius, kad grįžtų. Tai ateidavo ir sakytų, tai mes žinom, mes galim sužinoti, kur yra jūsų vyras, mes galim, jūs parašykit laišką ir mes tada jam galim perduoti ir jį paskui, kad iš jį grįžtų. Sakydavo, jeigu jis ten yra pabėgęs, aš apie nieko žinot nenoriu. Ir aš jokių laiškų jam nerašysiu. Jis mus paliko, o mama, o jeigu jis žuvo, tai mes jį labai apgailestą. O taip, tai šitą versiją mes gyvenom visą tarybinę. Jackus Sondeckis Amerikoje tapo sonda. Nuo 1953 metų pradėjo publikuoti savo straipsnius kairiųjų laikraštyje Keleivis, o po 10 metų tapo jo redaktoriumi. Žurnalistas Antanas Gustaitis apie Keleivyje įvykusias permainas Sondeckio vadovavimo laikotarpiu ir patį Keleivį rašė. Sumodernėjęs savo turiniu ir apdailinęs buvusią aštroką kalbėjimo stilių, jis liko toks, koks ir jo redaktorius Jackus Sonda. Neįkyrus, nuogos propagandos kelbėjas ir kitaminčių keikūnas, o kultūringo dialogo partneris, gerų patriotinių norų ir pastangų, tolerantiškas, paslaugus visokiojopai lietuviškai veiklai, bet nevengiantis pasakyti mūsų visuomeniai ir jos iškilusiems vadams ir nemalonios teisybės. Pirmą kartą su tėvu susitikau 68 metais Kanadoje. Į tokią atseit turistinę kelionę į Kanadą, į Monrealį. Pakeliui koncertą į Helsinkyje, Londone ir į Monrealį. Čia lietuviams, aiškiai, čia ne Kanados publikai, bet lietuviai organizavo, lietuvių draugės organizavo. Ir aišku, tėvas atvažiavo į tą koncertą, buvo skelbtas. Labai jaudintas susitikimas. Sakysiu, kad tėvas tai labai tvirta asmenybė buvo, labai tragiška asmenybė. Štai pagalvokit, vienas be šeimos, jisgi ten vienas visiškai vienišas gyveno. Neturėjo jokios šeimos, jokios gyvenimo draugės kitos ar ką, visą laiką. Ir toks, suprantat, viskas, toks pasiryžimas tiesų, kai žinojo, kad į savo veiklą kelia mums tokį pavojų. Tai mes su tėvu tenais ir galėjom susitarti dėl šito. Jeigu iš tikrųjų kils koks nors pavojus jau didelis mums tikrai grės, tai buvom sutarę, kad aš tada parašysiu jį smerkiantį laišką už tą veiklą ir pavartosiu, kad aš tą darau ir motinos vardu. O taip šitokios frazės niekur neminėsiu, bet jeigu jau šitas, tai tada jau žinau, kad jau mums tikrai blogai. Kol šito nėra, jeigu aš ir parašysiu kokį nors ten, sakykime. Bet man nereikėjo, manęs nebuvo pas mane jokio tokio, spaudoj, kad aš prieš tėvą būčiau, kad nors mane būtų vertę parašyti.
Per visus emigracijos metus Jackus Sondeckis dalyvavo socialdemokratų partijos veikloje, buvo aktyvus Vliko visos Lietuvos išlaisvinimo komiteto vadovybės narys. Jis niekada nenustojo būti tikras patriotas. 90-ojo jubiliejaus proga Jackų Sondeckį pasveikino prezidentas Ronaldas Reiganas su žmona Nancy. Labai didžiuojasi savo seneliu, kuris pragyveno ilgą ir prasmingą gyvenimą, viso 96 metus. Ir dabar dažnai kam palinkiu, kad sulauktų 90 metų ir kad pasveikintų tą progą Amerikos prezidentas, kaip jam buvo. Kai jam sukako 90 metų, jisai gavo iš Baltųjų rūmų pasveikinimą, kuriame buvo parašyta: Nancy ir aš turime labai didelės garbės pasveikinti jūsų taip nusipelniusiam laisvės reikalui, nors jis nebuvo net Amerikos pilietis, gyveno su lietuvišku pasu, bet tas rodo, kad jo ilgas ir prasmingas gyvenimas nuėjo ne veltui. Skurdžiai gyveno Amerikai, tik visi Amerikos lietuviai ten prasigyveno daugiausiai. Samdė 2 kambarėlius, labai kukliai, labai tokiame, pradžioje tai labai prastam rajone, tokiam, o paskui šiek tiek geriau jau pas tokią ponę Galdikienė, bet ir 2 kambarėliai, labai kukliai, nieko neužgyveno, mašinos neturėjo. Mama turėjo šiokią tokią galimybę jį aplankyti. Jinai susitaupydavo atostogas už 2 metus ir lankėsi pas jį Amerikoje, Bostone, Masačusetso valstijoje. Ji sugebėjo jį jaukiau įkurdinti, kadangi jis gyveno su portorikiečiais tokiuose skurdo namuose, o jinai jį sugebėjo įtaisyti pas vieną išeivijos močiutę, kurį šiek tiek prižiūrėjo. Mama labai rūpinosi jo sveikata, gal dėl to jis taip ilgai ir pragyveno, jinai susirašinėjo su jo gydančiu gydytoju. Visi 4 Jackaus Sondeckio anūkai saugo rašytus laiškus ir retas bendravimo akimirkas su savo seneliu. Jis buvo mūsų kelrodė žvaigždė ir didžiausias autoritetas, sako vyrai. Apie vertybės, kuriomis gyveno Jackus Sondeckis, jo anūkai pasakoja ir savo vaikams. Mes tai dažnai, žinot, ir iš mūsų pusės galvodam, tie amerikonai, jie kaip jie gerai gyvena, kaip jie visko turi, bet retai pagalvodam, kad žmogui gal taip daug ir nereikia. Ir jisai buvo pavyzdys, kad jis nevažiavo į Ameriką, kad pabėgti nuo materialinių sunkumų. Jisai toliau gyveno savo tokį intelektualinį darbą, jisai rašė. Jam nebuvo svarbu pasiekti būtinai kažkokio tokio materialinio gerbūvio. Ta alga, kuriais ten gaudavo, už tą laikraštį, jis vėl į jį investuodavo ir toks visiškas toks idealizmas, toks pasiaukojimas, tai idėjai, tam darbui. Ir buvo Vliko narys, buvo Vliko valdybos narys, kurį laikė buvo socialdemokratų tos sąjungos pirmininkas. Neilgai, po jo Stepono Kairio, po Belinio mirties, tai paskui buvo kurį laiką, bet Vliko valdybui kaip socialdemokratų atstovas buvo visą laiką iki mirties. Jis gyveno su žalia korta, jis neturėjo amerikiečių pasų. Jis visą laiką gyveno su Lietuvos pasu, nekeitė pasų. Jis nebuvo iš tų, kurie siūstų džinsus arba plokšteles iš Amerikos, bet didžiausias džiaugsmas būdavo iš išeivijos lietuvių gauti jo laikraštį redaguojamą Bostono keleivį. Jisai pats rinkdavo didžiulius luitus švino, pats maketuodavo, pats rinkdavo raidės. Už jo rankų pavaizdavimą žymus išeivijos fotografas Daugėla gavo prizą. Tai buvo įdiržusios juodadarbio rankos, ne burmistro ir nežymaus Vliko veikėjo, socialdemokratų užsienio delegatūros atstovo, o toks, kuriam darbas joks buvo nesvetimas. Mažiukai būdami rašėm jam laiškus. Aš tikrai atsimenu, kad aš jam labai daug laiškų esu parašęs. Ir rašydavau apie kiekvieną svarbų įvykį, ten ar mums padovanojo šuniuką, ar reikėjo su to šuniuku eiti į mokyklą, ar ką aš mokykloje iškrečiau, ar man kas ką iškretė, visas tas paslaptys aš jam rašiau. Senelis buvo toks kaip
Tik iš pasakojimų, kaip, reiškia, vaikui tai sunku tą senelį įsivaizduoti, iš nuotraukų, iš pasakojimų, balso niekad negirdėjęs, nematęs tada jokių filmuotų filmų, jokių nebuvo. Tai rašydavau, ką aš apie savo kasdienybę. Jis buvo, aišku, tokia virtuali asmenybė, virtualus šeimos narys, nes mes jo niekad nebuvom matę gyvenime, bet buvo šitas ryšys buvo labai stiprus. Į Lietuvą Jackus Sondeckis atvyko 1988 metais. Tai buvo atgimimo aušra. Pamatė savo anūkus, aplankė Šiaulius, džiaugiasi galėjęs įkvėpti laisvės oro, lankėsi įvairiuose renginiuose. Jis buvo tikrai be galo susijaudinęs ir mūsų anūkus pamatęs. Žinot, kaip jis tikrai net nesvajojo ir nesapnavo, kad jis kada į Lietuvą sugrįž. Aišku, buvo labai jaudinantis laikas ir jo labai svarbu mano gyvenime, kad tai pasisekė. Žmogus buvo jau virš 90 metų. Ir kad tas gyvenimas mums taip pasisuko, kad jam buvo galima grįžti į Lietuvą. Važinėjom daug po Lietuvą, Žemaitijoje, tėviškėje, tos taškus rodė Vilniui, kur gyveno, Šiauliuose, aišku. Šitam name jūs užaugot, taip? Taip, jie ten anai pusė, čia buvo Bergių kamara. O čia buvo tokie tušti, taip, paskui šitą. Mes Žemaičių kalvarijai prie mūsų senelių kapo. Čia ąžuolas, kurį pasodino senelis prieš 40 metų. Va. Tai buvo 89 metai ir aš nuėjau į mitingą skirtą Vilniaus getui paminėti. Labai daug žmonių buvo. Tiesiog stumdėsi visi, tiesiog minė žmonių, už kurių nieko nesimato. Ir staiga aš pakeliu akis ir žiūriu, Sondeckis stovi, toj minioj ten toli. Matau, pažįstamą veidą, juk praėjo nuo 43 metų, paskaičiuokit, kiek praėjo, 89. Prasibroviau pro visą šitą minę, priejau, sakau, jūs Sondeckis? Sako, taip. Sakau, aš Petruchauskas. Taip įvyko mūsų paskutinis susitikimas. Daugiau mes su juo nesusitikom. Aš jam su juo ilgai kalbėjau tada, jis labai susijaudino, klausė dėl mamos, ar gyva. Sakau, gyva. Aš jam daviau adresą. Sakau, aš jūs nuvesiu. Ne, sakau, aš dabar negaliu, aš pats pas ją nuvažiuosiu. Paskui man mama pranešė, kad jis buvo atvažiavęs. Ir jie abu pasimatė ir susitiko. Ir jis ją pamatė paskutinį kartą ir Vinijai, nes abiejų jų nebėra. 1989 metais Jackus Sondeckis vėl susiruošė į Lietuvą. Skubėjo padėti atgimstančiai socialdemokratų partijai, vežė delegatūros užsienyje dokumentus. Buvo svarbu pirmąjį suvažiavimą įteisinti kaip nepriklausomos Lietuvos socialdemokratų tąsą. Gulėjo ligoninėje, infarktą turėjo, paskui jau išėjo iš ligoninės, jam neleido važiuoti gydytojai, kad sakė, jis dabar negali dar važiuoti, reikia palaukti, jis labai veržėsi. Ir išvažiavo vienas, 96 metų žmogus iš Bostono, skrenda į New Yorką, paskui iš New Yorko vienas skrenda į Maskvą. Tai
Visur tuose aerodromuose, Niujorke, tai jau tokiem seniem žmonėm net nereikia prašyti. Iš karto tau duoda ratukus ir veža juos, neduoda jiem vaikščioti. Vis tiek. O į Maskvą tai atvažiavo, tai jokio komforto. Sesuo laukė jo, o jis atsistojęs eilėj laukia, kol praeis tą pasienį. Taigi jūs nekeliavo tada, o aš keliavau, tada aš prisimenu. Reikėdavo po 2-3 valandas stovėti, eilės jokios, susigrūdė kaip bažnyčioje, kas prasistumė prie šitos kabinos. Tos kabinos taip pat eina, 1, 2, kokias 4 arba 5, tai 3 nedirba, 2 dirba. O paskui visą minę žmonių taip. Ir paskui kas prieina prie tos, tai jau ten prie pat kabinos, tai jau laisvas tarpas yra, bet kol tik juodas įmušė. Tik senas žmogus ir po to infarktai stovėjo ir nugriuvo. Ir mirė. Į Šiaulius Jackaus Sondeckio vardas sugrįžo jau po nepriklausomybės atkūrimo. Savivaldybės aikštėje šalia jo sodinto ąžuolo yra atminimo lentelė. Posėdžių salėje burmistro bareljefas. Šiaulių aušros muziejuje saugomi eksponatai menantis Jackų Sondeckį, asmeniniai daiktai, nuotraukos, dokumentai. Šiaulių universitete yra Jackaus ir Sauliaus Sondeckių auditorija. Mieste yra Jackaus Sondeckio gatvė. Šis iškilusis Šiaulių pilietis nekartą gyvenime atsidurdavo kryžkelėje, bet visuomet pasukdavo tik tiesos kryptimi. Kur bebūtume, paliekame pėdsakus. Jie būna labai skirtingi. Vėliau gyvenusiems tie pėdsakai gali patikti arba juos piktinti. Laimingas tas, apie kurį pasakytų, čia žmogaus būta.